Labas rytas, kam rytas ir laba diena, kam diena. Nes toks savaitgalio laikas, kada kas miega ilgiau, kas keliasi anksčiau, bet vis tiek visiems viskas tegu būna labas. Šiandien vėl mes esame čia, Jolanta Brazienė, Rita Laukytė Mansor ir aš, Dalia Bielskytė, esame čia tam, kad atsakytume į jūsų klausimus. Jau matau, sveikinasi su mumis žiūrovai, sveikinasi Inga, skrenda širdelės, taip kad mergaitės tarkit savo labo ryto ir labos dienos palinkėjimus. Daug pripilk. Labas rytas, kadangi jau aš prakalbau, tai labas rytas visiems, kurie mus žiūri, labas rytas ir labą dieną tiems, kurie dar mus žiūrės, klausysis įrašo, nesvarbu kada, labai gera vėl jūs jausti, jūs matyti ir mes labai džiaugiamės tą galimybę, kad galim turėti ryšį su jumis. Ir aš sakau labas rytas ir labai smagiai prasidėjo ir mūsų šitas rytas, kai mes susijungiam, labai į erdvę atėjo daug palaikytojų. Palaikytojai tai yra tie subtiliosios sąmonės, kurios gyvena su kiekvienu žmogumi, kurie veda mus. Ir jų yra tiek daug ir tokį didžiulį palaikymą turi šitie mūsų pokalbiai. Kaip jau ir sakėme na kartą, tai čia gaunasi ir sesija vienu metu. Taip, kaip tik norėjau sakyti, kad ir žiūrovai mums rašo, kad ateina kaip į sesiją, net jeigu neturi tarsi klausimų, bet ateina todėl, kad nori pabūti toje energijoje. Tai ačiū Jums labai už tai, kad jaučiat. Dar vieną dalyką pastebėjau, kad pasijungiau kamerą ir tokia buvo miglelė maloni pavasarinė. O kai tik tai išmušė 12, iš karto saulės spindulys iškišo rankytę tiesiai į mane, tai aš dabar čia nuo jo bėgiosiu, bet nebeturiu kada persijungti. Ir kviečiu mus į tą įdomią kelionę per labai įvairių, labai skirtingų žmonių klausimus. Tiesiog paėmiau ir pasidariau nedidelį savadėlį, kokio amžiaus žmonės rašo klausimus. Na, be abejo, klausimus dažniausiai rašo moteris. Tai jau pastebėjom, ko gero tai yra labai natūralu, tai yra tiesiog būdinga moterim, kad jos nori paklausti ir už save, ir už kitus. Iš karto sakau, kad jeigu jūs klausėte apie kitus žmonės ir tai nėra jūsų maži vaikai, paprastai galima atsakyti tik tai iš jūsų pozicijos, tai yra kaip jum elgtis arba kaip jum jaustis, arba tiesiog, bet tik iš jūsų pozicijos. Apie tai, ką padaryti su kitu žmogumi, paprastai niekas nieko jum neatsakys. Na ir amžius tai iš tikrųjų yra be galo įvairus, nuo 18 iki 70. Taip. Atkreipti dėmesį, kai mes susijungiam, gavom informaciją ir turbūt aš tą informaciją pasakysiu visiems, kad būtų galima iš to sąmoningai gauti naudos. Tai yra žmonės pasimetę dažnai pasaulyje ar ne, nesusivokia, kas vyksta. Ne todėl, kad jie kažko nesupranta, ne todėl, kad jie kažko tai nežino arba nepasiekia kažko tai, o todėl, kad jų sąmonės lygmenys nesusiderinę. Ir tai, kas dabar vyksta, kas per mūsų pokalbį vyks, nuo pat pradžios, galiu pasakyti, ramiai prajauskit save ir suvokit, kad aš atsiveriu tam susiderinimui savo energetikoje esančių sąmonės lygmenų iš savęs, su subtiliuoju pasauliu, su ta evoliucijos kryptimi, kurios link aš einu, aš leidžiu savo susiderinti su visa šita kryptimi per visus savo sąmonės lygmenius, kurios tik tais aš ar pažįstu, ar suvokiu, ar nesuvokiu. Tiesiog labai ramiai dabar savyje, savo erdvėje galite išsakyti tą ketinimą, kad aš esu pasiruošęs susiderinti su visais sąmonės lygmenimis, jais tik dabar yra mano valioje pasiekti. Ir aš tikrai norėčiau dar pridurti, jeigu, pavyzdžiui, klausomės ir nebūtinai yra atsakymai į tuos klausimus, kuriuos jūs norite išgirsti, arba iš vis galbūt neturite klausimų, tiesiog klausotės ir galbūt ne tos temos, ne tos kryptis, bet vien buvimas toje erdvėje
jau yra pastovus srautas, pastovi energija, kurie apjungia jūsų sąmonės ir labai, kaip ir Jolanta minėjo, tas subtilus pasaulis pasiruošęs truputėlį ir pakoreguoti, ir palengvinti, ir palaisvinti, ir sustiprinti ten, kur reikia. Begalinai šiandien ypatingai tas rytas toks, kad srautas ypatingai stiprus. Taip, kad ne tik mes trys esam pakviestos čia būti ekrane, bet ir jūs visi, kurie žiūrite ar dabar, ar vėliau esate čia pakviesti, todėl kad, vadinasi, jums to reikia. Tai tiesiog sveikinu mus visus, kad esam tokie mylimi ir kviečiu merginas pradėti rinktis iš tų klausimų, kuriuos atsiuntė mūsų žiūrovai. Mes turime jų šiandien 12. Aš taip pat dar kviečiu rašyti klausimus, jeigu jums jie kyla pokalbio metu, nes buvo dalis klausimų, kurie atėjo iš ano pokalbio. Jeigu mes nespėsim šiandien, atsakysime jums per kitą pokalbį. Taip kad važiuojam. Jolanta rinkis pirmoji. Rita labai gerai dirba. Trukdykim kol kas. 2. Na va, aš tik pašnekėjau apie tai, kad geriau neuždavinėti klausimą apie kitus žmonės ir štai ir jis. Sveikos merginos, turiu tokį klausimą. Kaip elgtis, ar padėti, ar padrąsinti artimą žmogų, kai jis susiduria su sunkiomis gyvenimo situacijomis, kurios akivaizdžiai susijusios su jo nesusigaudimu, kas vyksta, iš jo aukos pozicijos. Labai skaudu matyti, kaip kenčia, manęs neklauso, pats savo kenkia, kaip tokioje situacijoje elgtis. Kol žmogus nepaprašė pagalbos, kol jisai neuždavė tam tikro klausimo, jis negirdės jokio atsakymo, jokio žodžio, jokio teiginio, tiesiog jo informacinis laukas, visa energetika nepriims, kad ir kaip mes galime aiškiai matyti problemą, žinoti situacijos sprendimo būdą iš mano pozicijų, ar ne, galbūt aš praėjusi esu, tam žmogui tai nieko nereikš visiškai. Mes turim leisti jam būti šitoje kančioje, leisti būti toje aukoje, kurią jis šiuo metu pasirinko. Reiškia, jam tai yra labai reikalinga. Jam reikalinga yra tai, ką jis išgyvena ten, ką jis jaučia, ką jis neša savyje, kaip jisai galvoja. Aš galiu būti šalia jo tik pavyzdys, gražių vibracijų, neteisimo, nesmerkimo, priėmimo to, kuo jisai dabar gyvena. Ir kai jisai taip ateis laikas, kada žmogus tam pasiruoš ir pamatys, kaip tai yra ir kad galima gyventi kitaip. Bet kol tam neatėjo laikas, mes galim apie tai kalbėti, bet jeigu aš kalbėsiu norėdama, kad jam būtų geriau, nieko to nebus. Jeigu aš apie tai tiesiog diskutuosiu ir kaip pavyzdžiui sakysiu, kaip man buvo tik savo pavyzdžių, aš galiu žmogui leisti išeiti iš tai. Ateis laikas, kada jisai išgirs. Čia mano toks trumpas galbūt būtų atsakymas. Aš irgi tada prisidėčiau prie to, kad vienintelis dalykas, ką galima žmogui patarti tokį klausimą užduodant, tai nekristi pačiam į žemesnės vibracijas, dėl to, ko aš negaliu padaryti ir ką daryti man nepriklauso. Nes tai yra toksai pavojus, kada mes pradedam labai pergyventi dėl kito žmogaus ir patys sužemėjam, tai tiesiog verta išlaikyti, taip kaip Jolanta sakė, išbūti savame gerume ir leisti tame gerume prisiglausti ir pailsėti žmogui, kuris šiuo metu pasirinko tą aukos poziciją, kad jis galėtų, jūs turėtumėte aplink save erdvę, į kurią galima ateiti pailsėti, o ne pavargti nuo to, kad dar kažkas tai dėsto tiesas. Tai tiesiog irgi trumpai labai. Ritulė, tu ką nors pridursi? Tai čia tik labai išsamei buvo atsakyta, nėra ko čia labai daug pridurti, tik toj vietoje galbūt norėtųsi pasakyti, kad išlaikyti gailestingumą, bet negailestį. Tai be galo svarbu būtent jausti gailestingumą, kuris yra tos besąlyginės meilės atspindys, kaip Dalytė sako, tai erdvė, kur tikrai žmogus gali pailsėti, bet suvokti teisingai, ne tas gailės, nesakyti, koks tu vargšelis, kai to ten nesiseka, ar ten gailėti absoliučiai kartais netgi ir griežtas žodis, tvirtas ir parodymas, kad
nu žiūrėk, yra tas taškas ir kitas taškas, jeigu klausi, tik tai yra su šituo tašku toks rezultatas, su šituo tašku tik toks rezultatas. Vidinė stiprybė, ta, kuri eina ne iš noro padėti, ne iš kontrolės, o iš tavo vidinės ašies, visada turi galę įnešti tą pokytį tam žmogui. Bet tik tada, kai iš tikrųjų žmogus klausia, nori, kad jam jau pokytis būtų. Kitu atveju tikrai niekaip. Galbūt sunkiau yra, kada tai yra artimas žmogus. Gal klausia žmogus apie tai, kad ten, pavyzdžiui, koks vyras ar ne, arba koksai užaugęs vaikas ten sudėtingoje situacijoje yra. O tai jau yra pamoka man. Tai yra pirmas karmos ratas ir čia jau reikia žiūrėti ne kaip man jam padėti, o kodėl aš noriu jam padėti. Aš tiesiog pridedaliu prie to, kadangi tu įvardinai, kad artimas žmogus, aš tiesiog matau klausimą šalia, aš jį prijungsiu, kad būtų aišku, kad tai irgi yra iš dalies atsakymas, o galbūt ir papildymo atsiras. Sveiki, mano motina labai kandus žmogus, visur ieškantis priekabių, besigilinantis į praeitį, smerkianti savo motiną, visus giminaičius ir ji labai serga. Man tenka ją slaugyti, o jeigu aš pradedu kažką sakyti, lieku kalta, apkaltina mane, kad esu bloga dukra, kaip man elgtis. Tai aš manau, kad čia yra irgi atsakymas. Taip, čia yra pirmas karmos ratas. Ir niekas nesakė, kad tai bus lengva, ypatingai kada kalba eina apie mamą. Bet tai yra didžiulė nauda šitame gyvenime turėti tokius žmonės šalia, todėl kad niekas taip negrynina kaip tai. Ir visų pirma, tai reikėtų nenorėti ir neturėti lūkesčių, kad tas žmogus pasikeis ir nuo to mano santykiai su ją pasikeis ir man bus lengva ir taip toliau. Ne. Jūs atėjote čia tam, kad tai išgyventi, kad turėtumėte šitos santykius, kad tie santykiai, tuose santykiuose tas, kas, imkim ar ne, jeigu aš su kažkokiu žmogum turiu sunkų santykį, tai jeigu man jisai yra sunkus, tai aš ir gaunu didžiausias pamokas. Tai ir man didžiausia dovana ir yra ieškoti būdų, kaip tame gyventi, kaip tame rasti save, išmokti, girdėti, bet nepriimti tai, ar ne? Tai yra pats didžiausias darbas su mentaliniu ir su emociniu kūnu. Kaip išgyventi tame ir nepaskesti šitame negatyve, kurį kitas žmogus, imkim, duoda man, o duoda jisai tik todėl, kad tai buvo sutartis. O sutartis sudaryta tik todėl prieš ateinant čia, kad reikia atidirbti didžiulį kiekį negatyviosios karmos. Nu, nėra kitų galimybių. Ir tai duoda dar didžią pamoką, didelę pamoką, didelę galimybę man savyje sustiprėti, išmintyje atsigauti visame tame ir savo požiūrio kampą paleisti. Išplėsti savo kūnus taip, kad tas negatyvas einantis į mane, man nekenktų, o nekenks tada, kada aš priimsiu tą žmogų toks, koks jis yra. Kada aš suprasiu, kodėl jis toks yra, kad rasiu tame prasme ir naudą. Ir viskas šitam pasaulyje tik ant to yra pastatyti. Įsivaizduokit mūsų kūnai, jeigu imkim tos mūsų žemosios kūnus, jie yra, imkim kaip debesėlis. Yra debesėlis, iš kurio lietus eina ir paskui saulutė pašviečia, tas debesėlis, vėjas jį išnešioja ir išsisklaido. Mums reikia to vėjo, kuris yra va toks galbūt žaidžiantis, einantis iš kito žmogaus, bet jis yra tas, kuris mums padeda po truputėlį sklaidytis, suvokti, priimti ir paskui tas vėjas jau eina pro debesį ir jis tampa labai pralaidus. O aš viskas, aš skaidausi, tas mano tankus kūnas, kuris iki šiol nesuvokia, nesuprato, nepriėmė, todėl kad pas mane pačiai yra tam tikros ribos išgyvenimai, ko aš nenoriu, nuo ko aš pati bėgu. Ir staiga gyvenimas tai padarė, kad aš negaliu nuo to pabėgti, dėl to, kad mano artimoje aplinkoje yra tas žmogus. Mano tikslas buvo sutvarkyti santykius savo gyvenime su visais, kurie čia yra mano aplinkoje, tam, kad aš nenusinešiau tų santykių į kitą įsikūnijimą. Galbūt mano, nežinau, mano santykis su kažkuo šitam gyvenime, imkim su sese, ar ne, arba su broliu, jeigu jis yra blogas, kitam gyvenime gal jis pereis į tai, kad jis bus mano tėvas arba mama ir ten iš viso aš neturėsiu jokio gyvenimo, ką man to reikia, aš šitam gyvenime stengiuosi tai sutvarkyti. Patikėkit, mane tai motyvuoja. Iš manęs kai kas juokdavosi, tu šitam gyvenime gyveni tik dėl to, kad tau kitam gyvenime būtų geriau, dirbi eini tuo dvasiniu keliu. Taip, sakau, tai yra mano siekiamybė, man atrodo, aš jautrus vaikas buvau, jautrus žmogus, kad man yra sudėtinga ir sunku šitam gyvenime, mano vaikystė buvo sunki, tai aš labai stengiausi, kad kitam gyvenime jisai būtų, bet tai yra, žinokit, motyvacija. Man tai padėjo
Ir aš pasiekiau savo gyvenime tokį lygmenį, kad aš nebeturiu, kuris mane labai stipriai skaudina. Taip stipriai, kad mane išmuštų iš vėžio ir maža to, aš neturiu jo šalia savęs. Tai yra, galbūt kažkur tai retkarčiais iš toli ateina, bet aš to nevertinu kaip skaudulį, kuris mane žeidžia. Tai yra tik tam, kad aš susižiūrėčiau savyje, o kur aš dar nepralaidi. Pralaidumo reikia. Aš galbūt painiai atsakiau, ne, šitą klausimą. Ne, nepainiai, tiesiog labai yra dar vienas aspektas šito klausimo įdomus. Tu labai aiškiai atsakei, tiesiog yra dar vienas labai įdomus aspektas, kad kol tu kalbėjai, aš dar kartą peržiūrėjau sakinio paties konstrukciją klausimo, kad ten yra labai daug epitetų apie mamą. Tai yra, mes vėl galim prisiminti tai, kad mes kalbėjome apie nevertinimą kitų ir apie tai, kaip kiti žmonės esantys šalia mūsų atspindi tas mūsų dalis vidinės, kurių mes nepastebim. Tai aš vėl norėčiau sakyti, kad kada yra ir vėlgi remdamasi savo patirtim, nes aš turiu slaugomą žmogų ir aš žinau, kad net jeigu tai yra labai geras ir labai mylimas žmogus, tai yra nelengva. Aš atjaučiu žmogų, kuris klausia, bet tiesiog pasakyti, kad atsigręžti į save ir pažiūrėti, kaip save užpildyti, kad neskaudintų tą išorę. Ten viduje labai skauda, pačiam savo, net kitų nepriliestam skauda. Tai vat, tiesiog pasirūpinti savim labiau negu bandyti įvertinti, kokia ta mama, kodėl ji tokia. Na, jinai tiesiog yra mama, o aš koksai esu ir ko man trūksta, ko man reikia, kad aš galėčiau būti pilnas ir iš to savo pilnatvės jau tada pamaitinti kitą. O ne gerų dukterų, ne gerų mamų, čia irgi galima tą klausimą išplėsti, nes labai daugam aktualu ir beje toks klausimas bus apie blogą mamą, tai jeigu jūs jį ištrauksit. Tai tiesiog norisi pasakyti, kad mielosios nėra blogų mamų, nėra blogų vaikų, yra tai, ką Jolanta sakė, tam tikra pamoka ir pirmiausia save viduj priimti, pamilti ir kiti jumise to blogo pirštų nebebaksnos. Tiesiog nebebus tos blogumo iliuzijos, nes tai yra iliuzija, tikrai. Tai va. Rytukai. Nu ką, aš tik tai prie viso to, nes labai išsamei visi tie klausimai yra atsakomi, aš klausausi ir prie šito pritariu, tai jau labai nėra daug ko ir pridurti, tik tai galbūt būtent kaip Dalytė ir sakė, savivertėje toje savoje žinioje, kas aš esu, kai aš suvokiu, kai aš priimu pati save, kad man nebereikia jau, kad nei mama, nei tėtis, nei aplinkiniai pasakytų, kad ačiū, kad kokia tu gera, kaip tu manim rūpinėsi. Aš žinau, kad yra mano pareiga, kai aš atsakingai darau tą, ką aš žinau, ką aš turiu daryti ir žinau, kas aš esu. Tiesiog sąmoningai tai darau, tada nebeskaudina. Mūsų dažniausiai, kai mes vis tiek darom ir turim lūkestį, kad kažkas mums padėkos už tai, tą dėkingumą galbūt išreikš, be abejo, tai ir nuostabi energija. Bet kartais yra situacijų, kad neišreiškia to dėkingumo. Ir kai ir veiksmas yra tiesiog, kai aš kiekviename savo veiksme išreiškiu tą gyvenimo džiaugsmo, netgi tame, kai jis labai sudėtingame etape. Aš tikrai suprantu, kad kartais būna labai sudėtingų situacijų, ne tik tai slaugant mamą, bet visokių situacijų gali būti. Bet tas dėkingumas, žinojimas, kas aš esu, buvimas vidinėje ašyje iš tikrųjų be galo palengvina. Be galo. Ir kai mes iš tos pozicijos, tada ir tas žmogaus išlumas, jisai kitaip pradeda pasireikšti. Ir tas žmogus iš tikrųjų pasimaitina ir, kaip Jolanta ir sakė, tie karminiai ryšiai gali būtent atidirbti ne tik tavo ateičiai, tavo įsikūnijimą. Tie karminiai ryšiai gali taip atsidirbti ir pasileisti per matricą daugeliam taškam, vaikams, anūkams, kuriuo mes galim net nesuprasti, kaip ten gali išlaisvėti energijos ir koks srautas išsilaisvinti tai mūsų gyvenimo kūrybai atsilaisvinti. Tai per tą mūsų vidinę ramybę, nes tikėtis, kad tas mūsų artimas žmogus pasikeis, tai iš tikrųjų yra iliuzija. Labai suskambėjo Ritos apie dėkingumą, kurio mes laukiam, ir aš tiesiog tada norėčiau pasidalinti labai paprastą praktiką dėkingumo. Dėkingumas veikia labai įdomiai. Pasirodo, jis yra tiesiog visą laiką veikiantis visomis kryptimis. Tai yra, jeigu jūs nesulaukėte dėkingumo ir tai tikrai gali skaudinti, ypatingai jeigu dar visi esame orientuoti į rezultatą, tarsi aš darau, aš turiu kažkaip tai gauti,
apdovanojimą. Dėkingumas yra apdovanojimo forma. Tai jeigu jūs jo nesulaukėte, dėkokite pats. Ir net nebūtina sakyti, aš dėkoju savo, arba aš dėkoju tau už tai, kad tu man nedėkoji. Užtenka įeiti į dėkingumo būseną, kartojant bet kokius žodžius, kurie jums atliepia. Galima tiesiog sakyti ačiū, 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 ačiū. Dėkoti kūrėjui, dėkoti angelams sargam, dėkoti bet kam, kas tuo metu ateina į galvą. Ir šitas dėkingumas, jisai tuo metu numalšins, tikrai ir ne taip paviršium numalšins, o labai rimtai numalšins tą neteisybės jausmą, iliuzinį ar skausmą vidinį. Ir tai pritaikoma yra absoliučiai visose situacijose, kur mes negaunam to trokštamo dėkingumo. Mes tada žinom, kad mes jį turime tiesiog, jo nereikia gauti, tiesiog galima naudoti. Tai va. Taip, tikrai taip. Ir tegul dabar, kai mes kalbam, atsakinėjame klausimus ir taip jaučiasi srautas, aš taip pat noriu pasakyti, kai stebiu, kaip eina energijos, aš manau, kad besiklausančių tikrai yra nemažai, kuriem skauda sielą, skauda ten giliai tam tikrus taškus, ne tik tai tame santykyje artimam. Aplamai gali būti daug, nemažai to neišspręsto skausmo pas žmogų. Net matosi, kaip mokytojai angelai gydo, taip tiesiog per sielos lygmenį, net iš nugaros atrodo, kaip tas žaizdas, tas padarytas ertmes energinės užglaisto. Tai aš rekomenduočiau tiesiog nukreipti dar dėmesį, kai klausotės, į savo kūną, į savo vidinę erdvę, į savo sielos planą ir leisti pojūčiui, leisti, kad ten užgytų tam, kad skauda, priimkite ir tą patį visą procesą sąmoningai. Tai yra nuostabu iš tikrųjų. Vat dabar klausausi ir tai yra absoliučiai nuostabu. Ačiū labai. Na ką, Rytelė, tai rinkis tada klausimą tu? 7. 7. O! Apie mamas. Gerai. Sveikos merginos, man 55 metai. Ačiū jums labai už tai, ką darot. Visada jūsų klausausi. Gyvenimas buvo visoks. Daug kartų mylėjau, daug kartų skyriausi. Viena auginau 2 dukras. Mylėjau kaip mokėjau, bet nebuvau ideali motina. Nesukūriau joms namų, kur jaustųsi saugios. Dabar jau daug metų gyvenimas pasikeitęs. Einu sąmoningumo keliu. Ir štai dukros man sako, mes negalim sukurti darnių santykių, nes visada matėm, kaip tu savuosius grioviai. Todėl mes neturėsim vaikų, kad nedaugintumėm nelaimingų žmonių žemėje. Aš suprantu, kad jos suaugusios ir pačios atsakingos už save, kad pačios pasirinko mane kaip savo motiną. Bet tokia kaltė apėmė, toks skausmas, aš juk negaliu pasukti laiko atgal. Ką galiu padaryti dabar dėl savęs ir savo vaikų? Labai geras klausimas. Linkėjimai klausimo autoriai. Aš tiesiog esu tame, norėjau sakyti, buvusi, bet iš tikrųjų mes visada esame visame kame. Tai tiesiog laukiu Rytos atsakymus, tokiu pat nekantrumu. Gerai, tai matyt, irgi neatsitiktinai norėjusiu prieš tai pasakyti, kad ta gydomoji energija į mūsų širdis, jinai skrieja ne šiaip savo. Tai tikrai tas skausmas, kuris žmogus tokią kaltę jaučia, įsivaizduoja, kokia ta gyvenimo kūryba gali būti nešant tokį akmenį. Ir kaip tie vaikai toliau gali kurti savo gyvenimą, kai vis dėlto tas kalties jausmas toks stiprus jau liko pas mamą. Pirmiausia, tai vaikų žodžiai labai skaudina tada, kai pats iš tikrųjų jautiesi, kad gyvenime galbūt ir negyvenai taip, kaip reikėjo. Bet gyvenime iš tikrųjų mes gyvenam taip, kaip tuo momentu mes suprantam, taip, kaip atrodo geriausia. Ir tiem vaikam iš tikrųjų davėm tiek, kiek galėjom tuo metu. Iš tikrųjų eina toks rautas, kad net galva svaigsta. Manau, kad čia tas labai plačiai apima tas klausimas. Ir pirmiausia, tai čia jau padaryti, ką tu gali, tai tik tai atleisti savo. Net neatleisti, o priimti tą gyvenimą, tą momentą, kad buvo taip.
O vaikai, kai tu atleisi, jie subręs, tai irgi yra dar vaikiškos sąmonės įsižeidusio, įsiskaudinusio vaiko pozicija. Ir kai mes atleidžiam ir galim šiandien atvirai galbūt su vaikais pasikalbėti, nesakyti, kad oi ten, kaip aš ten gyvenau, ir nebandyti netgi teisintis. Priimti tik tai, kad kai tu pats priimi, kad aš gyvenau taip, kaip buvo, ir aš galiu šiandien tik tai mylėti ir galiu stebėti ir palaikyti jų savo gyvenime. Vaikams taip pat tie gyvenimai pradės keistis. Kai mes keičiamės, kai mes priimam patį save ir savo gyvenimą, daug ką atlaisvinam su toj pozicijai, bet pirmiausia, net nebandyti teisintis. Bet teisintis čia jau iš tikrųjų tą kaltę dar labiau ir dar labiau ir dar labiau užsuks. Šitoj vietoj absoliučiai atrasti savo viduje, aš netgi dabar šiuo metu rekomenduoju tiesiog sutelkti dėmesį į savo vidinę erdvę, ten kur labai skauda, į tą kamuolį, į tą tašką, kuris tas kalties yra, ir leisti tam kalties jausmui tirpti po truputėlį. Tiesiog leisti tirpti ir priimti su begalinė meilė tą savo gyvenimą, tą savo tašką, savo pasirinkimus, savo veiksmus, kokius aš bepadariau šiame gyvenime. Ir aš žinau, kad aš tik nuo šiandien, nes nėra tobulo gyvenimo, nėra tobulų veiksmų, kaip mes turim nugyventi. Viskas ir gyvenimo kūryba. Nėra to tobulumo, tobulo gyvenimo, kad tik tai tokia šeima gali duoti vaikams kažkokį pagrindą. Iš tikrųjų, ir tobuluose šeimuose yra, kai vaikai kaltina tėvus. Jeigu vaikas neranda savo kažkokios vidinės ramybės, jam kažkurioje vietoje skauda, jis visada atras būdų, kaip apkaltinti. Ne tik vaikas, čia mes galim paimti plačiai, bet kas mūsų artimas šeimoje, visada, jeigu jisai ir nelaimingas, ras apkaltinti tave kažkurioje pozicijoje, kad tu kažko nepadarei. Ir tai yra ta akimirka ir tas momentas, kai mes pirmiausia turim leisti savo patiems priimti savo gyvenimą toks, koks yra. Tai ir pagrindinis tas taškas. Ką aš galėčiau pasakyti. Aš dar galiu pridurti, kad mūsų vaikų santykis į mus atspindi mano asmeninį santykį į save. Jeigu aš matau, kad jie mane ar tai kaltina, ar tai nusivylė, tai aš tokį santykį turiu į save, su savimi. Ir jeigu mano gyvenimas iš tikrųjų kažkada tai jisai nebuvo, kaip aš manyčiau, galbūt geras ten vaikams ir taip toliau, tai todėl, kad aš buvau nesąmoningas ir man to reikėjo gyvenime. Ir kaip Rita sakė, mes niekada, kiek aš dirbau su žmonėmis sesijose ir žmonių santykiai, tėvų ir vaikų santykiai, aš vieną supratau, aš nepažįstu nei vieno savo praktikoje, savo gyvenime, negirdėjusi, kad užaugintų žmogus vaiką, kuris būtų viskuom patenkintas ir dėkingas, kad jis sugebėtų duoti tokią meilę, kokios reikia tam vaikui būtent. Kitu atveju gali vaikas nekaltinti, bet vis tiek negaus tos meilės, bet jis gali būti tokio sąmoningumo lygmens, kad jis nekaltins mamos, nes jis žino, kodėl mano mama man nedavė tokios meilės. O kodėl mes nesugebam vaikams duoti tokios meilės, kokios joms reikia, nes mes to neturime. Nes to man neperdavė mama, mano mamai, mano mama, jos mama ir taip toliau, ir taip toliau. Ir neįmanoma, kad ir koks būtum aiškiaregis, aiškiažinys, savybės yra tokios, mes prisijėmė ateinant čia į gyvenimą tokias charakterio savybės, tokias užduotis, tokias energijų srautus, kad mes nesugebėsim duoti tam vaikui to, ko mums reikia. Todėl, kad aš turiu kai ko išmokti čia ir ateinu tam, kad išmokyčiau savo vaiko kai ko čia. O tam man reikia tam tikrus charakterio savybių. Ir kiekvienas savo gyvenime turim pats atsibusti, kad suvokti, kad nėra ką kaltinti. Bo kada aš turiu ką kaltinti, aš netobulėju. Kol aš turėsiu ką kaltinti, aš nesusivoksiu savo gyvenime, ko aš iš tikrųjų ko man reikia, ir aš neprisiimsiu visos atsakomybės, kokios man reikia. Bet kada aš tai padarysiu, tai nereiškia, kad pas mane gali būti palengvės. Jeigu ypatingai, imkime, mes turim senus žmonės, kurie nugyveno savo gyvenimą protu, mentalu, o tokių yra didžioji dauguma, nesvarbu, kad jie yra labai tikintys, einantis, kalbantis maldas, jie gyvena protu ir senatvėje protas subujoja ir tampa žmonės pikti,
kantus, dėl to, kad gyveno tik tais mentale. Tokia visuomenė yra. Tiesiog ir tuo momentu jie darosi dar piktesni ir man nereikia turėti iliuzijų, kad tas mano senas žmogus, kurį aš karšinu ar kažką, tai bandau, padedu jam nugyventi gyvenimą, tėvas, mama, kad jisai pasikeis, jeigu aš savo vidui pakeisiu požiūrį. Jis nepasikeis. Bet aš pakeitusi požiūrį, pakeisiu savo išjautimą ir savo santykį jį. Kai pasikeičia mano požiūris, man nebeskauda. Aš suvokiu, kodėl jis toks yra ir mano pakantumas, jis įgauna kitokią prasme. Tai nereiškia, kad aš nesusinervinsiu ir kažką, tai aš prasme įgaunu kitokią. Su vaikais aš turiu atleisti savo, kaip Rita sakė, pirmiausia. Kas reiškia, kas mano santykėje su vaiku, aš turiu atleisti savo už tai, kad aš nemoku mylėti taip, kaip jam reikia. Ne todėl, kad aš nemoku mylėti, jokių būdų. Aš moku mylėti taip, kaip aš moku mylėti. Ir aš turiu susitaikyti su tą meilę, kokią aš turiu ir norėti siekti didesnės, pažinti tą didesnę dieviškąją meilę. Bet nebereikia savęs kaltinti už tai. Ir aišku, tas kalties jausmas jisai liks, kad aš nedaviau tam vaiko kažko tai. Bet tegul jis būna paremtas, dieviškumu, kaip čia pasakyti, ar ne, dieviškų suvokimų ir priėmimų Dievo valios mano gyvenime. Taip yra ir aš turiu su tuo susitaikyti. Kol aš su tuo nesusitaiko, kol aš to nepriimu, aš nepriimsiu savęs. Aš nepriimsiu savęs, nepriimsiu savo vaikų. Ir vaikai nepriims manęs. Ir kada aš su tuo susitaikysiu, va čia, santykis gali stipriai keisti su vaikais. Jeigu su senais žmonėmis jisai sudėtingai keičiasi, dėl to, kad seni žmonės jie jau gyvena tam lygmenyje, jiems nelabai pavyksta pakelti savo sąmoningumo lygį ar pereiti kitą sąmonės lygmenį. Nors yra ir tokių, aš tikrai pažįstu ir savo erdvėje turiu iš savo pažįstamų ir žmonių, kurie pakelia savo, kurie stengiasi, deda pastangas ir tai pavyksta. Bet esmėje dauguma žmonių jiems yra sudėtinga ir sunku ir mes neturim galimybės iš jų reikalauti tokios, bet kas liečia mūsų vaikus, jie turi galimybę praeiti tai, bet reikia prisiminti, kad dar jie turi vaikai ir savo asmeninę karmą. Vėlgi, jie kuria savo erdvę, savo gyvenimą ir jie turi pradirbti savo, imkim tos kirminus, tos sunkiuosius ar ne situacijas, kurie ateina iš jų asmeninio gyvenimo, o mes kaip tėvai linkę prisimti atsakomybę, kad tai yra mūsų. Tai va tada, kada aš pradirbsiu su savo santyki, kada aš priimsiu save, aš nebereaguosiu taip skaudžiai į tuos visus dalykus, nes mano emocinis ir mentalinis kūnas, jie, kaip sakiau, kaip debesėliai pradės sklaidytis ir aš būsiu pralaidi toms energijoms, nebe taip asmeniškai viską žiūrėsiu. Jo, čia taip, žinai, tai pačiu, aplamai gyvenime santykiai yra du taškai. Visada yra mano esmė, mano erdvė, mano taškas ir tas, kas mane supa, kiekvienas turi savo erdvę ir tašką. Yra dalykai, kuriuos mes galim padaryti, ką mes galim išskleisti per savo jausmą, pojūtį, savo veiksmą gyvenime, o visa tai, kaip jau reaguoja tas kitas taškas, tai ir jo pasirinkimas. Absoliučiai jo pasirinkimas. Labai paprasta numesti kaltę kažkam kitam ir sakyti, kad tu man kažko nedavei, bet iš tikrųjų, taigi mes kiekvienas esame atsakingas už savo gyvenimą. Bet dar jeigu kas liečia tą patį santykį, ir vėl norisi dar paminėti tą patį atvirumą, tą patį lengvumą. Aš iš tikrųjų pat asmeniškai savo gyvenime prieš daugelį metų turėjau pokalbį su dukra. Toks visiškai netikėtas buvo, kai mano dukra grįžo nuo močiutės visą paklaikusi ir su kaltinimais man, kad tu mama ten, nesirūpinai galbūt kažkada taip, kaip jau norėtųsi ir čia dar daugiau žibalo įpilta ir kažkokį momentą aš jaučiu, kad liktai, aš pulsiu teisintis, aš dabar gal liktai supyksiu, kam čia reikia, čia tam vaikui dar kažko momentaliai tik greitai spėjau save pagauti, palauk, stop, šitoj vietoj, ką mes darom, ar mes įeinam į konfliktą, ar aš tiesiog, sakau, atvirai nutariau, kad ir kaip bebūtų, atviram pokalbiui. Aš galiu pasakyti savo vaikui, kad iki to taško mano veiksmai buvo tokie, kokie jie buvo. Aš nieko negaliu pakeisti, nieko absoliučiai negaliu pakeisti. Aš galiu nuo šiandieninio taško ieškoti variantų, kaip mes galim turėti savo santykį. Tik tiek. Ir tas atvirumas, aš galiu tiesiog paprastas atsiprašymas vaiko, jeigu tu kažką jautėjai ar matėjai ne taip, kaip man atrodė, tai aš visą tai priimu, aš galiu pasakyti, kaip aš tave myliu ir kad ir kaip bebūtų, tiesiog tame atviram pokalbyje
taip išlaisvėjo viskas. Tas man vaikas paskui sako, aš niekaip nesuprantu, kas tada iš vis buvo, kodėl ta emocija buvo, kažkur tai išsitrynė, mes iš vis tada labai greitai prajudinom dar ten toliau santykių, sakau, žiūrėk, tuo momentu į žaidimą mes net įėjom, kai atrodo, tas atvirumas mano, ta vibracija, kurioje aš sugebėjau jau išbūti, o nenueiti į ego ir supykti tuo momentu, paskui pradėti teisintis, tu žinai, kaip aš tave ten mylėjau, kaip aš tau daug daviau, o tu galbūt dar kažkas, tai pradeda užsukti tokį ratą, kurio galbūt ir nereikia. Bet tiesiog dabar tame taške aš toje akimirkoje pajutau, kad aš pati priėmiau tą savo veiksmą, koks jisai buvo. Aš pati priėmiau savo gyvenimą. Ar jisai buvo tobulas, aš ir dabar negaliu pasakyti, kad man gyvenimas tobulas. Tobulas jisai visoks, kiekvienas iš savo pozicijos galbūt pažiūrės šiandien ir pasakys, kad aš galbūt kažkieno atžvilgių ne taip elgiuosi, kas turi lūkestį ir norėtų, kaip aš elgčiausi. Ar ne visada mes tobulai, kartais vieną veiksmą vienoje pusėje darom ir mato, sako, vau, kaip tu kažką daug darai, o kitas sakys, o žiūrėk, vau, man nedadavai. Galbūt kai kurie draugai sakys, tu man nepakankamai skiri laiko, ne, tu man neduodi kažko, ko aš norėčiau, bet čia jau ir vėl yra lūkesčiai mūsų aplinkos dėl mūsų pačių. Bet svarbiausia, kai aš atvirai galiu pasakyti savo draugui, savo vaikui, savo artimum, kad aš vis tiek tave myliu. Ir nesvarbu, kokią aš veiksmą bedarau, o darau tiek, kiek šiandien suvokiu ir galiu, tas atvirumas suartina. Ir esmė yra ta, kad suartinti, atrasti artumą tarpusavėje su tais mūsų vaikais. Bet aišku, čia yra tokios plačios temos, kai tai tikrai karminiais įvykiai, kaip ir Jolanta sako, santykiai kartais, jie tokie yra aštrus, kur atrodytų iš šono žiūrėtum, kur nėra ko net to aštrumo realiai būti, bet jausmas yra. Tarp žmonių sėdi ir tiesiog nieko nevyksta, o jie vis tiek jaučia kažkokius pyklius jiems tarpusavyje su kitu. Tai ir vėl ta kelionė, kiek mes kiekvienas iš savo pozicijos priemam tą situaciją ir ieškom pirmiausia priėmimo savo pačiam, atlaidumo savo. Nepateisinimo, net nereikia jokių pateisinimų priėmimo, nes kaip ieškom pateisinimo ir vėl, vadinasi, aš kažkur nepriimu. Aš vėl dėl kažko teisinas. Tai toks... platus atsakymas. Dar vienas aspektas yra, kuris, aš jau dabar kalbu kaip tas žmogus, kuris ieškojo labai daug šitą sritį, man dabar buvo gera klausytis, nes aš žinau, kad vienu ten nedulkės, vienu braukšniu nenubrauksi, tai yra nuolatinis procesas, tu tame gyveni. Tai dar vienas aspektas yra tas, kad kada iškyla tokie kaltinimo momentai gyvenime iš vaikų pusės, visada pirmiausia reikia atsigręžti, o kaip koks yra mano santykis su mano mama. Tai yra, kiek ten yra kaltinimo, nes tai yra labai dvipusis procesas. Ir jeigu to, kas yra su mano vaikais, tai ką jie jaučia man, aš negaliu įtakoti taip tiesiogiai, ne? Tai įtakoti, ką aš jaučiu ir galvoju apie savo mamą, aš tikrai galiu, nes aš kuriu savo mintis ir savo jausmus. Tai ir ne tik mama, bet, pavyzdžiui, vyro mama, tiesiog vyresnėje gentį savo, jeigu ten yra kažkur, tai mano nukreiptos strėlės, susirinks strėlės. Ir tas dalykas labai suminkštins tą kitą pusę. Čia 100% veikiantis dalykas yra, nes buvo klausimas, ką daryti, tai aš dabar čia grįžau į praktikas šiek tiek, kurias dariau pati ir kurios veikia. Ir kitas dalykas yra labai įdomus, aš per savo neurografinę praktiką ruošdamasi piešimų motinos palaiminimas atradau labai įdomią teoriją. Teorija visada yra toks dalykas, nori tikėk, nori netikėk, bet vėlgi mano praktikoje jinai tvirtinasi, kad yra labai nuostabus būdas santykiams su vaikais tvarkyti praktikoje, kada neišeina labai greitai ten kažkaip tai nuraminti. Tai nurimti pačiam, sumažinti skausmą čia ir dabar yra galima per palaiminimą. Kas yra motinos palaiminimas, tai yra energijos vaikui grąžinimas. Versija skamba taip, kad kai vaikas gimsta, tas laikotarpis, kai motina jo rūpinsis, jam energijos tiek, kiek jis atsineša gimdamas, nereikia. Ir jisai savo energiją, prigimtinę, gimtąją, atiduoda motinai bemiegiams naktims, maitinimui krūtimi, vienu žodžiu, viskam, ar ne? Ir per palaiminimus, tai yra anksčiau senovėje, archaikoje, tai buvo ritualai. Dabar aš kaip
pati tai daranti, sakau, kad tiesiog sakykit, kaip jums išeina, arba pieškit, kaip jums išeina, arba sakykit, arba darykit ritualą. Kokį žinot, esmė tame, kad tai yra palaiminimas ir per tą palaiminimą jūs atiduodat vaikui tai, kas jam priklauso. Ir tuo pačiu stiprinat ryšį, valot ryšį, veikia stebuklingai, absoliučiai. Tai čia apie tai, ką daryti, jeigu daugiau neturiu ką daryti. Tai vat, yra netgi ką daryti. Jeigu mergaitės manęs dabar nenušvilps už mano raganavimą. Ne, tikrai tai 100% tai, tikrai taip, palaiminimas visada, tai kaip tas ir tas atvirumas, sakykime, kai tu atvirai priimi, atvirai pasakai, kad myli ir tu laimini tą savo vaiką iš to savo pozicijos. Palaiminimas yra šitoje vietoje geras tuo, jeigu neišeina va toks pokalbis, kaip apie kurį tu kalbėjai, nes kartais jie būna taip aštri situacija, kad į tokį pokalbį neišeisi, bus tik tai blogiau, o vat, tiesiog laiminti niekam nereikia sakyti, dabar aš tave laiminsiu, paskambinti telefonu ir sakyti, susikaupk, dabar aš tave laiminsiu, tiesiog laimini, tu turi tokią motinos vardu, tu turi tokią teisę ir galimybę, visiškai nepriklausomai nuo nieko. Vienareikšmiškai taip. Nu ką, kiek mes turim dar laiko? Dar turim, Jolantėlė, pirmin. 4. 4. O iš kiek rinktis tu nesakėjai? Iš 12. Labai simboliškai 12. Tada 12. 4 buvo toks neblogas. Tada 4. Tada 4 ir 12. 4 ir 12. Taip. 4 šiek tiek mus išveda iš motinos temos, o 12 iš tikrųjų mums atveria dar vieną motinystės aspektą. Tai man labai įdomu, kaip jūs galvojat, ar mes šiandieną tiesiog paskiriam moterystai, nes tada praktiškai visa mūsų šios dienos tema išeina apie moterį, motiną ir kaip jūs galvojat? Pasakei? Nu, pati nuspręsk. Taip. Atidavėm tau atsakomybę. Nes tu matai ir 4, ir 12, taip kad tu nuspręsk, kas tikslingiausia. Gerai, aš tada galvoju, kad liekam, nes labai stipriai vibruoja moteriškosios energijos tema erdvėje apskritai, visoje ir mano veikloje šį mėnesį tiesiog dūzgia viskas. Tai yra irgi, manau, daugam aktuali, kam aktuali dabar, o kieno patirta, ilgai nepripažinta pogimdyvinės depresijos tema. Jinai tikrai yra toks, netgi sakyčiau, dienų aktualija, visų dienų. Tai va, irgi matau, kad žmogus ieškantis atsakymo klausia, ne šiaip tiesiog padarykit ką nors su manim, o kas jūsų nuomonė yra pogimdyvinė depresija? Aš pati pasikviečiau vaiką į savo gyvenimą. Man pavyko materializuoti svajonę būti mama. Kol laukiausi, buvau labai laiminga, o po vaiko gimimo jau daugiau negu metus esu lyg priplota betoninė plokštė ir niekaip negaliu išsilaisvinti. Kaip man susigrąžinti gyvenimo džiaugsmą ir kodėl taip yra, jeigu aš labai myliu savo vaiką? Gal pirmiausia pradėsiu aš nuo pačios tos diagnozės, kaip po depresija, kaip yra subtiliam lygmenį ir kaip aš jį matau, kas man priimtina, kaip kiti vedliai sako, kad depresija yra tokia sąmonės būsena, kada ateina kažkas naujo, bet aš nesugebu paleisti seno ir nesugebu priimti to naujo. Ir tada ta konfrontacija tarp tų dviejų polių, tarp manyje vykstančios, turinčio vykti pokyčio ir nesugebančio manęs kaip po individo neturinčio vidinės jėgos pereiti į tą naują kokybę, įvyksta stopas. Ar ne? Ir tuo momentu aš negaliu išeiti iš tos būsenos sudėtingos ir sunkios, kurioje aš esu. O kaip mes žinome, ateinant vaikui, ateinant naujai gyvybei, bent jau man tai buvo, kiekvieną kartą aš perėjau kažkokį tai etapą. Aš užbaigiau kažką ir vaikas atnešė man augimo galimybę, sąmonės plėtimąsi. Antras mano vaikas tai atnešė man netgi mano atidarymo galimybę atidaryti aiškiaregystę, aiškiažinystę, suvokti pasaulį kitaip, mano ta intuicija sustiprino ir taip toliau.
Bet aš tam buvau pasiruošusi. Aš ilgą kelią praėjau 10 metų ar 15 iki to laiko, kada gimė mano mažoji, tam, kad aš sąmoningai žinojau, kad jeigu aš nepagimdysiu antro vaiko, neišsiskleis mano vidinė dovana, ten, kur aš turiu eiti. O čia žmonės, ir čia ta pati depresija, jinai taip ir skamba, kada žmogui tampa nebeįdomu gyventi, todėl kad jis neturi vidinės jėgos, atpažinimo tų čiuptuvų, nuskaitimo, prisiminimo, kitaip sakant, ko jisai čia atėjo ir kur jam eiti ir kaip jam tai paimti iš gyvenimo. Kitas dalykas, aš neturiu jėgos paimti iš gyvenimo tai. Ne tik kad eiti atpažinti ar kažką tai. Tai va susidūrę su ta nauja energija, kuri ateina, žmogus neįsileidžia. Protu mes šito dalyko neįsileisim. Bet sužinoję tai, mes galim atsiduoti Dievo valiai, atsiduoti tam, kas mano gyvenimui turi būti. Tada, kada aš atsiduodu tam, kas turi būti, šiuo atveju, jeigu tai yra, imkim, vadinama pogimdyvinė depresija, kurios aš nesu patyrusi, iš karto sakau, aš šito nesu išgyvenusi ir iš tos pozicijos konkrečiai aš negaliu kalbėti, už tai aš kalbu truputėlį iš kitos, iš depresinės pusės, kurią aš pati esu gyvenusi tam tikram gyvenimo laikotarpyje. Tai šiuo atveju ateinant laikui kažkam tai ar ne, aš galiu susitaikyti su to, kas vyksta, susitaikyti su pačia energija, kad aš negaliu priimti tą savo negalėjimą, bet labai vidiniai išreikšti ketinimą, norą, kad aš pasieksiu savo gyvenimo džiaugsmą. Ir čia reikia pradėti džiaugsmą kviesti į savo gyvenimą. Tai yra prisiminti, kaip aš buvau laiminga, į dieną po kelis kartus, jo nelaikai kritukai, aš suprantu, kad tu čia jau valai žmogų, tas, kuris, ir iš karto atkreipiu dėmesį, kad čia ir dabar vyksta valymasis tų moteriškosios energijos, kurios yra pastrigusios, kurios jaučia pogimdyvinę depresiją, paleisti tai, nes mes, Rita dabar kaip tik ir valosi, visą tai keliasi. Ir galėčiau pasakyti, kad ne tik pogimdyvinė, visi, kurie jaučia prislėgtą labai būseną šiuo metu, yra tiesiog apie moterišką energiją kalbu. Taip. Visų pirma, aš priimu tai, kas vyksta su manim. Aš priimu tai, kad aš nesuvokiu, ką toliau turiu veikti ir ką turiu daryti ir susitaikyti su tuo savęs bejėgiškumu. Aš priimu tai. Ir giliai savo viduje ašgi žinau, kaip iš to išeiti. Ir jau ne protu, o tiesiog leisti tam būti ir veikti. O veikti tai yra prisiminti gražius dalykus ir kaip aš ten džiaugiausi kažkuriam gyvenimo momente. Ir bent mintimis išjausti tą, nesvarbu, kad aš savo vidumi nejaučiau, bent prisiminti, taip aš tempiu į savo gyvenimą aukštesnės vibracijas, tas, kurias jau esu išgyvenusi, tos, kurios yra mano, jos yra mano patirtos ir jos visada yra mano erdvėje. Tik tuo momentu, kad aš apie jas galvoju, aš jas judinu savo erdvėje ir tai yra labai svarbu. Tai padės man sukaupti mano vidinę jėgą. Mums reikia mūsų vidinės jėgos, o vidinė jėga yra judinama ir kaupiama, tvirtinama kiekvienu mano kasdieniu darbu. Kažką aš dėl to padarau, prisimenu, pasėdžiu su savim, pamedituoju ir taip toliau. Ir žinojimas, kad aš priimu tai, kas ateity manęs laukia, tai, kas yra mano, ko galbūt vidus mano bijo, tai, ko aš nesugebu suvokti, ką aš turiu įsileisti į savo gyvenimą. Man nereikia suvokti. Aš tiesiog žinau, kad aš leidžiu savo patirti tai, kas bus mano ateityje. Ir šita situacija labai yra svarbi, kada užblokuota sąmonė atrodo, kad aš negaliu pakilti, pasakyti, kad aš neturiu jėgos. Tai yra labai svarbu žmogui. Kodėl? Reikia pasiduoti. Todėl, kad žmogus, reiškia, gyvenime visą laiką nori kažką veikti, daryti, eiti. Dažniausiai veiklų žmonės susirga depresija, tie, kurie daug idėjų, dar kažkokios, kurie nesugeba savyje suformuoti viso to į veiksmą, į kažkokį tai kryptį, visą tai įgyvendinti ir tada žmogus, eidamas pagal senas savo vibracijas, jisai praranda jėgas ir tai prasideda depresija, prasideda toks, aš tiek, kiek galiu šitą klausimą atsakyti, tiek, nebent Ritukai, tu dar kažką. Šiuo atveju šiaip aplamai, kas liečia patį gimimą žmogaus, kai ateina kūdikis, tai yra vis dėlto labai didžiulis energinis išsiskleidimas.
tuo momentu. Vaikas ateina ir kartais ta stipri energija ateinanti išderina ir mamos energetinius laukus. Tai būna toks kaip truputėlį, sakykime, energinis smūgis, kuris tiesiog išbalansuoja pačią energetiką. Jeigu, sakykime, aš dabar dar ir stebiu, tai reikia truputėlį atitaisyti. Atrodo, kad netgi tos pačius energinius laukus ir sąmonės net kanalą reikia pakoreguoti. Tai yra, kas vyksta energetiniam lauke, ką aš galim, čia techniniai dalykai, kas vyksta tuo metu galim paaiškinti. Kitas dar dalykas, kas jaučiasi be abejo, kai yra labai lauktas kūdikis, ypatingai lauktas kūdikis, ir yra labai didžiulė atsakomybė, kad viskas būtų tobula, kad tas vaikas saugus būtų, kad tas kelias atėjimas, kad viskas jam būtų gerai. Ir tai eina kartais net pasąmoningai, žmogus atrodo, lyg tai ramiai reaguoju, bet nesuvokiu, kaip reaguoju, ir nėra nei energijos, nei jėgos. Įsivaizduoti, jeigu energetiniai laukai yra nesubalansuoti, jau trūksta gyvybinės energijos, jau gaunasi nuovargis, nes ir resursai mamos buvo naudojami fizinio kūno, kol tas vaikelis atėjo. Kartais reikia paprasčiausiai ir to poilsio. Mes jau esam tą temą kalbėję, ką daro nuovargis mūsų psichikai, kad ir pailsėti reikia, jeigu nėra kam iki galo padėti. Irgi čia daug tų niuansų kiekvienoje situacijoje yra, bet ieškoti savyje tos irgi galimybės, pastebėti, kad kiek aš tos atsakomybės irgi prisiimu, leisti paprasčiau pažiūrėti tą vaiką, kad savo pačiam pasižiūrėti, bet kaip ir jinai sako, labai myliu vaiką. Kartais ta meilė tokia yra, kad bijau kiekvienam žingsnį. Kiekvienam žingsnį jau tą baimę dar labiau užspaudžia. Bet sakau, šiuo atveju, tai jeigu aš konkrečiau dar į tą situaciją žiūrint, tai iš tikrųjų reikia tik subalansuoti tą, ką mes ir čia bandėm dabar šiuo momentu padaryti, pabalansuoti energetiką, atlaisvinti vidinę širdį ir jau sąmonės kanalą. Kitaip manau, kad po šito pokalbio turėtų ir jaustis geriau, nes jaučiasi, kaip atsistatinėja jau tėkmė energinė. Tai žiūrėsim, gal galės pasidalinti ta moteris, kuri uždavė klausimą. Taip, iš tikrųjų, čia yra labai dar vienas prašymas mūsų žiūrovams. Jeigu jums vyksta pokytis, jeigu jūs jaučiate palengvėjimą arba pastebite kažką tai įdomaus aplink save po mūsų laidų, jūs būkit malonės, duokit mums ženklą, mes tų ženklų gaunam, bet norisi palaikyti ryšį, nes tai yra iš tikrųjų tas ryšys, jisai yra tai, dėl ko tie susitikimai vyksta. Tas mūsų ryšys yra tai, dėl ko vyksta. Ačiū labai, Rita ir Jolanta. Aš esu tas žmogus, kuris patyrė labai sunkią pogimdyvinę depresiją ir man tai vibruoja būtent kaip atpažinimo jausmas ir kaip savo pačiai, aš tai aiškinu būtent ir skamba tas pats, aš labai norėjau to vaiko. Ir norėdama to vaiko, aš įsivaizdavau, kad mano gyvenimas kaip ir įgis prasme, kažkokią labai aukštą. Vienu žodžiu, aš sudėjau labai daug lūkesčių į tai. O kai gimsta vaikas, ta prasmė, jinai tavo gyvenimo nepasikeičia. Tiesiog atsiranda dar vienas gyvenimas ir dar viena prasmė. Turi pasikeisti tiesiog vaidmuo. Ir jeigu tas vaidmuo, kuriame esi tuo momentu, jisai absoliučiai nesutampa su lūkesčiais, tai toks nesuderinamumas totalus, kada tu turėjai būti graži Instagramo storiuose su rausvai aprengtų kūdikio, jisai vemia, kakoja, nemiega naktim, jam dar kokia nors dietezė ir ten dar kažkas, ir vienu žodžiu, ten apie grožį ir estetiką kalbos nėra, tai yra darbas. Ir tada suveikia labai gerai, apart viso to energetinio plano, suveikia pakeitimas vaidmens. Kažkokiam laikotarpiu pasakyti, aš esu supermamytė. Supermamytės išlipa iš depresijos lengviau dėl pakeitimo rolės. Kada tu pereini iš rolės, aš esu pakylėtoji mama, ten nešanti šviesą ar dar kažkas, esu pakylėtoji mamytė, kuri kalba apie kakučio spalvą ir nuo to kaifuoja. Tai yra vaidmenis. Ir kaip tai beskambėtų keistai, bet iš tikrųjų tai padarius galima savo suteikti pirmąją pagalbą.
O daryti reikia viską. Nu, ta prasme, nėra blogų priemonių. Jos visos yra geros. Bendravimas, šokoladukas, pasivaikščiojimas prie jūros, laikas savo, miegas, kai miega vaikas, kreiptis į specialistą, kad suderintų sulygiuotų energinius srautus ir patiesintų vidinę ašį. Viską reikia daryti. Todėl, kad šitoje vietoje yra toksai plyšys olose, į kurį įkrinta daug žmonių ir iš tikrųjų iš jo išlipti galima, bet reikia, kad kas nors paduotų virvę dažniausiai. Nu, ištrauktų tiesiog. Tai va. Tai štai toksai buvo klausimas. Na ką, mes jau valandą eterį, ką jūs pasakysit mergaitės, ar jūs norėsit rinktis dar vieną klausimą, ar mes jau dėkojam už tokią iš tikrųjų vientisą laidą. Manau, kad mes dėkojam, nes ir sudėtinga yra tokią ilgą laidą paskui ir žiūrėti. Taip, laikas bėga greitai, praeis mėnuo ir mes vėl visos rinksimės čia. Bet to ir energija labai stipri, be galo. Jau ir jūs sunkiai atlaikot, ar ne? Tada aš tiesiog paprašysiu tradiciškai atsisveikinant šiek tiek pasidalinti su žmonėmis, ką jūs tą mėnesį veiksit, kodėl jums praeis greitai ir prie ko jie galėtų prisijungti. Aš planuoju daryti kursą ribojantis įsitikinimai. Mūsų gyvenime, siekiant tikslo, kartais negalime mes kažko tai pasiekti, kažkokių savo tikslų, kad ir mano mama, jinai lošia jau 30 metų loteriją ir kai aš vieną kartą jos paklausiu, o tu tiki, kad tu išloši? Ne. Nu ir viskas. Tu ir baigėsi. Ir aš jai daviau keletą tokių patarimų lengvų, kaip tu gali padaryti, kaip tu gauni impulsą, tada eini, tada negalvok apie tai, o kodėl tu negalvoji, kad tu kodėl tu galvoji, kad tu neišloši? Nu, jie pasakė kelis kriterijus. Mes tos kriterijus truputėlį pakeitėm, performulavom, paskui padirbėjom su jais ir jinai po kokių pusės metų jinai išlošė 500 eurų. Rudenį jinai pasidengė savo, kaip sakant, žiemos išlaidas, šildymo išlaidas. Tai čia buvo praeitais metais, man atrodo. Ir dabar aš renku tokius perliukus, kur mano įsitikinimai buvo labai mane ribojantis, nes įsitikinimai yra ir gerieji įsitikinimai, kurie mums padeda, ir įsitikinimai ribojantis, kurie mums trukdo pasiekti kažkokį tikslą. Ir labai daug klientų pradėjai su tuo ir supratau, kad reikia padaryti tiesiog tai kursą, ir 3 savaitės mes padirbėsim su savo įsitikinimais, pažinsim juos ir išmoksim su jais dirbti. Todėl, kad galvoti, kad aš ateisiu į kursą ir aš taiga neturėsiu įsitikinimų, tai yra iliuzija, taip greit nieks nevyksta, bet kada aš jį išviešinu, aš pradedu su juo dirbti, aš jį visur matau, aš jį galiu visur pritaikyti ir tuo momentu jis pradeda trukinėti jį laikantis tie ryšiai. Taip, kad aš paskelbsiu laiką, tai bus balandžio vidury, balandžio galas kažkur, tai aš dar turiu aprašyti visą tai ir kam rezonuoja, kas savo gyvenimą galvoja, kad yra tie ribojantis įsitikinimai, kurie ateina iš giminės kanalų, iš šeimos mūsų, iš visuomenės, iš mokyklos labai daug stipriai. Kas norėtų juos su jais padirbėti, savyje išryškinti ir sužinoti arba pakeisti juos ir turėti kaip instrumentą į ateitis, dirbti su jais, tai prašau į mano kursą, nes ten bus iš tikrųjų ir meditacijos, ir atpažinimas, ir klausimai atsakymai, ir darbas konkretus, ir rašymas, ir statymas į savo tikslų, kaip tai reikia padaryti, kokia yra žodžių vibracinis fonas, kuris man padeda, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, kad čia Jolanta taip gražiai pristatė savo kursą, taip klausiausi, nu jo, faina. Man dabar šitas mėnuo toks yra nusinulinimo etapas, aš net ne Lietuvoje po stiprių transformacijų, bet balandžio mėnesį, kaip ir jau daugelis dalyvavo pas mane gimimų meditacijų ciklas, turėjęs testinumą, turiu labai pakankamai įdomių krypčių, pajautimų, suvokimų, pačių praktinių dalykų, kuriuos taikau savo ir, manau, taikysim grupėje. Tai toks tikrai naujas etapas, tiesiog ir jaučiasi, kad erdvėje jau yra atsivėrusios netgi tos galimybės dar kitokiam pokyčiui, kaip keisti tą mūsų fizinį kūną, įnešti į materiją tą pokytį ir aktyvinti tas mūsų ląsteles. Tai čia viena kryptis ir
ateityje taip pat balandžio mėnesį dar irgi praktinius užsiėmimus planuoju daryti, būtent kas liečia vidinį žmogaus atradimą savęs, suvokimą, tą savo ašies stiprinimą. Tai dar irgi kaip pačią temą išgryninti reikia laiko, nes kadangi tas nunulinimas yra, jaučiu, kad tik tai tokia kryptis, o kaip ten viskas bus, tai bus dar irgi internete paskelbta, bet irgi apie balandį. Ir balandį kviesiu gyviems susitikimams pas save namuose, kas norės prisijungti savaitgaliui. Gali paskelbsiu dar kurį konkrečiai, bet tikrai jau balandžio mėnesį, manau, pirmoji balandžio galbūt pusėj, turėsim stovyklėlę savaitgalio. Tai rašykit, klauskit, bet aš aišku paskelbsiu datas. O aš norėjau pasakoti ir apie tą, ir apie kitą, išgirdau Jolantos planą ir dabar staiga suvokiau, kad Jolanta kalba apie tai, ko aš mokau kiekvieną dieną, tai yra apribojimų šalinimo algoritmas, pagrindinis neurografikos algoritmas, pagrindinė pagalba. Todėl aš nieko nesakau apie savo planus, jie visi mano puslapį surašyti, jeigu jums įdomu, jūs klauskit. O aš dabar eisiu klausti Jolantos ir sakysiu, klausyk, bet juk mes darom dabar tiesiog tą patį, kodėl mums nepadaryti kažko kartu. Tai taip, kad aš nieko jums nesakau, bet esu čia ir jeigu ką jūs man tiesiog rašykite, aš visada esu pakeltais sparnais. Tai va, labai ačiū visiems, ačiū mergaitės, ačiū visiems žiūrintiem, kurie rašo ačiū. Tas nuostabus žodis, jisai viską pabaigoje dar labiau apjungia ir dar labiau papuošia. Tai didelis ačiū ir iki kito mūsų pasimatymo po mėnesio. Galima sakyti jau labai greitai, o su kuo susitiksim anksčiau? Valio, smagu. Gražaus mėnesio, gražios dienos, gražaus besibaigiančio sekmadienio ir sėkmingos savaitės. Sudie. Sudie.